Per vieną dieną viena kosmoso bendrovė tapo 5. brangiausia įmonė pasaulyje ir aplenkė Amazon, o tą pačią dieną Wall Streetas tarsi skilo pusiau. Vienas pagrindinis F indeksas pasiekė istorinę aukštumą, o technologijų indeksas smuko. Per kelias minutės perkeliusime 2 didžiausias vakar dienos naujienas, pažiūrėsime, kaip į jas reaguoja rinkos abipus Atlanto ir kodėl tai svarbu net tada, jeigu jūs dar tik planuojate pradėti investuoti. Nors vakar netrūko ir stulbinančius rezultatus rodžiusių akcijų, pradėkime nuo susiskaldžiusios rinkos. Dow Jones indeksas pakilo 0,64% iki rekordinių 52 300 punktų, o Nasdaq tuo metu smuko 1,15 tūkstančių, Russell 2000 smuko net 1,3%. Platusis S&P 500 užsidarė ties 7568 punktais, 0,57% žemiau. Vienas indeksas rekordas, kitas minusas tą pačią dieną. Būtent tai yra pagrindinė vakar dienos žinia. Tai nutinka tada, kai pinigai nedingsta, o tiesiog persikelia iš vienos vietos į kitą. Ta persikėlime rinkoje vadinama rotacija ir vakar ji buvo matoma plika akimi, o persikėlė pinigai iš puslaidininkių. Po stipraus kelių savaičių pakilimo investuotojai fiksavo pelną. Intel krito 8,5%, AMD 7,3%, Micron 6,2%, Broadcom 4,4%, net Nvidia krito 2,4%. Įsivaizduokite turgų, kuriame visą savaitę visi grūdosi prie vieno prekystalio ir staiga vienu metu nusprendė pasiimti uždarbį. Maždaug tai vakar ir įvyko lūstų akcijose. Bet ne visa rinka vakar buvo raudona. Ta pačią dieną kelios akcijos rodė stulbinančius rezultatus. Didžiausias kilimas tarp stambiausių bendrovių buvo SpaceX, pakilusi 4,8%, iškart po jos rikiavosi finansų sektorius. JP Morgan pakilo 3,72%, Visa 2,83%, 3M 2,15%. Tarp dienos lyderių buvo ir FSRV, Moody's Capital One bei PayPal, būtent finansų sektorius vakar buvo stipriausias visoje rinkoje. Kodėl pinigai pajudėjo būtent ten? Ta pačią logiką matėme ir fonduose. Puslaidininkių sektoriaus biržos fondai, sekantis Filadelfijos puslaidininkių indeksą, traukėsi kartu su lustais, o finansų sektoriaus fondai laikėsi tvirčiau. Tai klasikinis rotacijos pavyzdys, ne visa rinka krito, o pinigai paprasčiausiai keitė kryptį iš brangstančių technologijų į stabilesnės bendrovės. Ir jeigu šis vienos dienos, pavyzdžiui, 8,5% Intel akcijų kritimas jūs nustebina, būčiau dėkingas, jeigu spusteltumėte like mygtuką, nes mane tai labai nustebino, nes turiu tuos kompanijos akcijų, aišku, tai jei dar nepadarėte, spustelkite like mygtuką. Prie SpaceX verta stabtelti atskirai. Vos kelios dienos po didžiausio IPO, tai viešo siūlymo istorijoje, o akcija vakar pakilo dar 4,8%. Bendrovės vertė pasiekė 2,65 trilijono dolerių ir tai jau 5. vieta pasaulyje. Nuo pasirodymo biržoje birželio 12 už $135 akcija per 3 prekybos dienas pakilo iki maždaug $202. Dienos viduryje jinai buvo pašokusi net iki maždaug $225. Postumi davė pranešimas apie $60 milijardų vertės įsigijimą. Bet štai kur įdomiausia. Iš 5 Wall Street analitikų jau paskelbusių prognozes 4 siūlo pirkti, 1 parduoti, o jų vidutinė tikslinė kaina yra žemesnė už dabartinę. Kitaip tariant, rinka jau aplenkė pačių analitikų skaičiavimus, vertinimus, prognozes. Kaip visą tai gali pajudinti pasaulio rinkas? Trumpai, daug kas priklauso nuo Federalinio rezervo sprendimo, kuris paskelbiamas jau šiandien. Iki tol investuotojai elgėsi atsargiai, o baimės indeksas pakilo. Tai patvirtino ir vakar paskelbtas Empire State gamybos indeksas smukęs iki 5,7%, gerokai žemiau laukto lygio. Analitikai mato du kelius. Arba pinigų persigrupimas iš brangių technologijų į pigesnės bendrovės tęsis, arba atslūgusi geopolitinė įtampa vėl grąžins apetitą rizikai. Europa vakar judėjo paskui Ameriką, DAX krito 1,1%, Eurostoxx 0,78%, Prancūzijos SAC 40 prarado 0,55%, o Londono FTSE 100 laikėsi tvirčiausiai minus 0,21%. Tai bendras vaizdas, o praplėsta žymiai detalesnė šios dienos apžvalga su konkrečiomis analitikų tikslinėmis kainomis, reitingų revizijomis ir tuo, ką Wall Streetas prognozuoja kiekvienai labiausiai augusiai ir kritusiai akcijai, rasite paspaudę nuorodą aprašymą arba nukeliavę tiesiai į members skiltį. Kviečiu užsukti, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video. Jei trumpai, vakar rinkas kilo į 2 dalis. Dow Jones pasiekė rekordo, technologijų ir puslaidininkių akcijos smuko, nes investuotojai fiksavo pelną prieš Federalinio rezervo sprendimą. Tuo pačiu metu SpaceX tapo 5. brangiausia bendrovė pasaulio, o dabar tai, dėl ko jūs čia tikėtina, kas konkrečiai vyko su didžiausiais vakar dienos
rinkos judintojais ir ką apie juos sako analitikai. Tai eisime per kiekvieną akciją atskirai su skaičiais.